paklausti, ar žaliavalgystė tai yra dar viena mada, kurio žmonės laikosi, kad išsigydyti visų ligų, sakykime taip. Irma, nuo visų ligų išsigydyti nėra įmanoma. Ir šiuo metu, kas vyksta žaliavalgių pasaulyje, aš sakyčiau, tai yra didesnė dalimi tikrai mada, bet kas yra gerai, mada kaip ateina, taip ir praeina. Ir aš tikrai tikiu, jog šitas procesas atsijos grūdus nuo pelų. Ir tie, kurie sąmoningai žaliavalgiauja, tie, kurie supranta, ką jie daro, kodėl jie tą daro, kurie turi stiprų motyvą, jie tikrai, nekreipdami dėmesio į tai, kas vyksta, nes prižiūri save ir savo sveikatą, ir toliau žaliavalgiaus. O tie, kuriem įdomu, kuriems smalsu, jie pabando, tinka, netinka, ir vėl ateina dar kažkas, ir va taip žmonės bando, kaip sako, daryti geriausiai, ką jie sugeba. Todėl aš galiu drąsiai pasakyti, taip, tai yra dalinai mados šauksmas, bet kaip ir sakiau, kad tikrai tai praeis. O šiaip žaliavalgystė taip pat nėra panacėja, kad, sakysim, pakeičiau mitybą ir aš jau visiškai sveikas ir niekada nesirgsiu. Nes mūsų fizinio kūno būklė ir visos negalios priklauso nuo daugybės faktorių. Ir vienas iš svarbiausių ir tokių mažiausiai, kaip sakyti, į ką mes mažiausiai atkreipiam dėmesio, tai yra mūsų mityba, o mityba įtakoja mūsų fizinį kūną labai labai stipriai. Nes yra netgi posakis, kad mes esam tuo, ką mes valgom. Ir kas dar įdomu, kad, sakysim, mes nusipirkam automobilį, mes jį prižiūrim, mes į benzino baką pilam tik benziną, ar ne? Pabandykite įpilti cukraus, kas nutiks. Ir mašiną mes galim nusipirkti. Jeigu turim pinigų, mes galim pirkti vieną po kitos, jokio strioko nebus, o fizinį kūną mes turim tik vieną ir iš tikrųjų jį reikėtų tikrai nuoširdžiai ir sąžiningai prižiūrėti. Ir man asmeniškai žaliavalgystė tai yra, kaip sako, kadangi sirgau, negalavau, aš pakeičiau savo mitybą ir aš net negalvoju grįžti atgal. Nes mano sveikata pasitaisė ir aš visiškai gerai jaučiuosi ir daug išmokau, sužinojau, todėl savo žiniomis noriu pasidalinti.